Labas, šiandien vėl sveikinamės iš Drogo YouTube kanalo. Jeigu dar neprenumeruojat, ko laukiat, spauskite tą prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėt tiek jų video, tiek mano naujų video, tiek iš mano kolegijų, kurios taip pat irgi kuria labai gražų turinį šitam kanalui. O šiandien noriu padaryti tokį labai easy, paprastą, lengvą mergaitišką video ir pakalbėti, kas yra mano rankinėje. Kaip matėt, pastaruoju metu vaikštau su pakankamai didelė rankinė. Tikrai didelė. Sakyčiau, tikrai didesnė negu A4 formatas. Tiesiog nemoku nešiotis mažai daiktų. Tiksliau, tai yra visada kraštutinumai. Arba galiu būti su itin maža rankinė, kur net piniginė, tarkim, netilpa, yra tik tai telefonas, kreditinė kortelė ir, tarkim, teisės arba asmens dokumentas. Arba štai su tokia trankausi, kurią vos eina panešti. Šiaip, kadangi filmuoju ne darbo dienos vakare, tai nėra čia bent jau kompiuterio, nes dažniausiai dar ir nešiojama kompiuterį sugebu aš čia įgrūsti. Tai daug negaiškim laiko ir tada parodysiu savo rankinės turinį. Kaip matot, čia pilna viską. Pilna. Taip, tai pirmiausia, nuo praeitos kelionės dar turiu likusią knygą, labai fainą motyvacinę knygą. Yra nereali, skaičiau paskutinės komandiruotės į Taliną metu. Tai jau perskaičiau pusę per 2 skrydžius, nereali knyga. Dar vienas dalykas, kurį reikia nešiotis, nes pastaruoju metu man žiauriai nesiseka su pėdkelnėm. Tai yra pas mane, čia yra Pierre Cardin pėdkelnės 20 denų, juodos, visada tik juodos, negaliu pakęsti kūno spalvos pėdkelnių, šių nesuprantu tiesiog. Ir man jos labai patinka tuo, kad kelnaičių srityje yra 120 denų ir jos labai gerai viską apspaudžia. Žodžiu, merginos mane supras. Tai labai geras pėdkelnės, Drogė tokios tikrai yra. Ir aš jau paskutinį kartą jas pirkau būtent Drogė. Toliau turiu, kaip visada, man labai dažnai gerklės skauda, tai turiu nuo gerklės skausmą tabletyčių. Aišku, piniginė. Šiaip dažniausiai mėgstu didelę piniginę, kur galima įsidėti eurą nesulenkus, bet kažkada perėjau nuo mažesnės rankinės prie didelės, tingėjau persidėti vėl visas korteles ir pinigus į didelę piniginę, tai vat ir likau su šitą. Jau turiu ausinės. Turiu ausinės tokias paprastas, šiaip beveik niekada nenaudoju, bet maža ką prireiks. Taip, visada turiu atskirą kosmetinę, kur būnu susidėjus visus telefonų pakrovėjus, žodžiu, visus laidus ir visokius dalykėlius, akiniai nuo saulės. Aišku, kai mašinai palieku akinių dėklą, taip ir gaunasi, kad akiniai va taip guli dugne kažkur ir braižosi, bet aišku, to taip negalime daryti. Tada turiu šukas, būtinai, nors beveik niekada nesišukuoju. Dar turiu dugne įsimetus sauso šampūną. Šiaip labai norėjau, ieškojau dabar paskutinį kartą mažo buteliuko, tokio būna Batiste, tokie miniatiūriniai buteliukai, bet kažkaip nepavyko rasti, galbūt išpirkta buvo. Tai pasiėmiau pabandyti Ozzy, jeigu prisimena, dariau, man atrodo, patį pirmą video šitam kanalui apie Ozzy plaukų priežiūros priemonės. Pasiėmiau, šiaip labai man patiko šito sauso šampūno poveikis. Tikrai, va, kaip matot, ir šiandien aš jį panaudojau, nes bandau prailginti savo laiką tarp galvos plovimų, nes tiesiog visiškai betvarkė pasidarė. Tai veikia puikiai. Šitas kvapas čia yra, žodžiu, man atrodo, yra su tokiu žaliu paveikslėliu ir yra liktai su mėlynu, jeigu gerai prisimenu, tai mėlyno dar nebandžiau. Šito žalio man kvapas nelabai. Veikia gerai, bet kvapas čia jau kaip kam. Ar patiks ar nepatiks, negaliu nuspėti, bet man šitas nelabai. Bet šiaip veikia tai tikrai gerai, tai tikrai sunaudosiu, neišmesiu, nes kvapas pakankamai greitai išsisklaido. Tada dar turiu tokią kosmetinę su gėriais, kurių man gali prireikti. Šita kosmetinė yra odinė, ją irgi radau Drogo parduotuvėje.
Kas man labai patinka, tai patinka pati firma, man atrodo, jinai vadinasi, jeigu tiksliai sakau, Visinga, ir jos siūnamas yra Vilniuje. Ir tikrai esu lankiusis Visingos parduotuviai ir man labai patiko kokybė visų dirbinių ir tikrai fantastinė kosmetinė, grina oda ir dizainas ir pati spalva ir tikrai, nu, fainas, žiūri fainas dalykas ir kaina labai protinga kaina. Žiūrim, kas mano kosmetinėje. Taip, turiu šitą scrunchie vadinamą, nežinau kaip lietuviškai pavadinti, plaukų gumutę. Irgi šita yra iš Drogo. Kai nuvažiavau dažytis plaukų šviesintis, turbūt pastebėjot, kad nes anksčiau buvau raudonplaukė. Tai mano naujasis plaukų meistras, kirpėjas, davė velnių, kad aš naudoju visokias gumelės, kurios laužo plauką. Ir sakė, scrunchie yra vienintelė ta gumelė, kuri nelaužo plauko ir jo negadina. Tai dabar stengiuosi, aš aišku visada beveik būnu palaidais plaukais, jeigu aš jau sugalvoju pasidaryti gražų tvarkingą kuodą iš pat ryto į darbą einant, tai aš tikrai naudoju kitokią gumelę, sorry plaukai, bet turi tas kuodukas atrodyti tikrai gražiai ir tvarkingai, o ne bet kaip, bet gumelę visada turiu dėl viso pikto, nes būna kartais tiesiog, kad yra karšta ar yra labai sunki diena ir norisi tiesiog paimti ir patraukti tos plaukus nuo veido, tiesiog surišti. Tai tokiu tikslu aš čia visada turiu. Tada turiu veidrodėlį. Kaip matot, pas mane koloritas labai aiškus. Labai patenkinta, aš galiu išpilti viską ir fotografuoti kokį fletlėjų Instagramą. Žinau, aš nenormaliai. Taip. Turiu tokį veidrodėlį. Vieną pusę didinantį, kitą natūralų vaizdo rodo. Tada aš visada nešiojos arba atsarginės pėdkelnės, arba mažyti permatomą nagų laką. Čia yra Golden Rose. Aš šiaip nagus visada lakuoju geliniu nagų laku namuose. Tai realiai nešiu specialiai pirkti kažkokį tai brangų permatomą nagų laką, tai nematau prasmės vien tam, kad jeigu kartais reikėtų sustabdyti bėgančią akį ant pėdkelnio, tai vat užtenka tokio labai nebrangaus ir mažo buteliuko. Aišku, kartais jisai negelbė. Pavyzdžiui, šiandien sugebėjau praplėšti pėdkelnę nuo kelieno ir viskas taip tiesiog nuėjo į viršų, nesustabdys joks lakas, tai vat dėl to reikia turėti ir papildomas pėdkelnes. Arba kelnes. Taip, toliau turiu Kilic Diets Are Not For Skin Nourishing Hand Cream. Turiu tokį rankų kremą, labai skaniai kvepia arganais, labai mėgstu vienas skaniausiai kvepiančių komponentų, kokie gali būti kosmetikos priemoniai, argano aliejus, ir makadamija, ir vitaminas E. Žodžiu, labai fainas toks ir man labai patiko, toks žaismingas. Tada turiu EOS, niekaip negalėjau išsirinkti, nes atrodė, kad labai tikrai pakankamai didelis pasirinkimas tokio tipo lūpų balzamų Droge, bet šitas kažkaip, nu, kaip gali strawberry, kaip gali braškė nepatraukti dėmesio. Nerealiai skaniai kvepia. Tai va, toksai lūpų balzamas, labai geras, labai smagiai atsidaro, smagiai naudojasi. Tada turiu čia Lumene Nordic Chic CC Color Correcting Powder. Šiaip realiai, jeigu šito nešios, galėčiau atskirą veidrodėlį nešiot, bet tai maža ką. Vat su tokiu dideliu veidrodėliu ir yra kompaktinė pudra. Žalia spalva padeda užmaskuoti raudonį ir aišku šita suteikia spalvos. Tai kol kas kiek naudojau, man patiko. Šitas švarus dėl to, kad dažniausiai įsimetu kokį nors mažytį kabukį tipo šepetėlį. Ir paskutinis dalykas mano kosmetinį yra šitas lūpdažis. Šitas lūpdažis Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Žodžiu, matinis lūpų dažas. Šitą, kurį matėt, kad aš prieš pradedant filmuoti dažiausi. Visada turiu su savimi tokį lūpdažį, kuris duoda pakankamai gerą efektą. Nėra per daug tamsus, nėra per daug ryškus ir tinka praktiškai prie kiekvieno makiažo. Tai va tokį visada nešiojus. Ir pagrindinė dalis jau tuščia, nieko nebeturim.
greit perbėgsim kišenėlės. Tai va, kas mano kairiai darbinis telefonas. Aš dažniausiai mašinai tokius dalykus nusipirku ir dar nešiojusi kokį porą mėnesių rankinį, kol pagaliau prisiruošiu ir prisimenu, kad tokį turiu, arba netyčia iš rankinės iškrenta atsėdus į mašiną ir pagaliau pakabinu. Taip, tiesiog. Ai, turiu dar, pasirodo, pamiršus, turiu dar Gosh Lumi Lips lūpų blizgį. Šitą kažkada jau rodžiau savo Gosh produkcijos apžvalgoje, jeigu pamenat. Tai va, šitą net pamiršau, kad nešiojausi. Ką aš čia dar turiu? Arbatas pakelį. Žinau, kodėl. Tada yra akių lašai. Labai gerai, kai dirbi prie kompiuterio, tiesiog reikia, kartais reikia. Dar vienas arbatos pakelis. Dar vienas arbatos pakelis. Kodėl čia nešiojausi? Nežinau. Ai, taip, turiu vizitinių dėklą su įmonės, kurie dirbu logo. Pagaliau turiu gražų, ačiū kolegijai, kad parvežė man lauktuvių. Vis nešiausiu dėžutėj. Dar kažkokia viena vizitinė. Laikrodis turbūt dažniausiai būna taip, kad kai kur nors skrendu, reikia praeiti saugos patikrą ir nusiemu laikrodį ir taip gaunasi, kad aš jį pamirštu vėl gal užsidėti ir va taip būna, kad taip ir lieka koks nors laikrodis gulėti mano rankinėje savaitę, nes turiu jo ne vieną. Labas. Čia bedandės atskrido. Bedandės atskrido. Niekaip nepavyko mažo pietų užmigdyti. Tai va, toliau. Pabaigiam, čia yra keli dalykai. Kažkoks tai čekis topo centrą. Ai! Sugalvojau vakar, kad reikia nusipirkti blenderį. Tai va, čekis dar mėtos. Ai, drėgnas servetėlis iš kažkokios kavinės. All saldainiai vieni mano vieni mėgstamiausių. Ai, dar vienas lūpdažis, tai čia turiu Maybelline. Irgi super nudas. Šiltesnė spalva už šitą. Kameroje tai atrodo praktiškai identiškai, bet iš tikrųjų tai atrodo kitaip. Čia yra 932 Clay Crush Matte Color Sensational lūpdažis iš Maybelline. Toks tai irgi žiauriai fainas, labai malonu ant lūpų. Maloniai labai laikosi. Ir kas čia pabaigai? Ai, ir turiu pabaigai porą auskarų. O su auskarais gaunas dažniausiai taip, kad užsidedu ryte. Jeigu jie kokie nors įdomesni, didesni, sunkesni, tai aš juos panešioju iki kokios 3 valandos ir paskui nusispjaunu. Man dzin, kaip jie gerai atrodo, man tiesiog pradeda skaudėti ausis. Ar tai jas nusveria labai, ar tai vien tik dėl to, kad jie yra netauriųjų metalų, man pradeda skaudėti, tiesiog skaudėti ir viskas, aš juos išsiveriu ir įmetu kur nors rankinę. Tai vat, tokie vieni paskutiniųjų turbūt prieš kelias dienas buvo, įsimečiu šitos. Tai va, ir viskas. Rankinė pagaliau tuščia. Iš tikrųjų nežinau, man pačiai šitos video labai smagu stebėti pas kitas, nes atrodo, kad su žmogum susipažįsti kažkaip iš kitos pusės, kai sužinai, ką jis nešiojasi, ką jį nešiojasi savo rankinėje. Netgi gali pasigauti įkvėpimo, ką galima dar įsimesti rankinę, kas galėtų būti naudinga, ką patogu turėti visgi po ranka ir taip toliau. Tai va, viską iškrauščiau, dabar belieka susitvarkyti ir susidėti atgal. Tikiuosi, jums šitas video buvo įdomus ir naudingas ir kažką naujo savo atradot. Nepamirškit paspausti like, jeigu patiko, pakomentuokit. Jeigu yra idėjų kitiem video, būtinai parašykit, tai iki kitų pasimatymų.